Nuvyksta vyras su žmona į Ispaniją atostogų porą savaičių, čia viskas, viešbutis prabangus. Pabūna vieną, antrą dieną ir jau trečią dieną žiūri, kad kažkur žmona išsipuščiusi. Jis išeina ryte. Jis taip, gal prie baseino. Praeina, klausia recepcijos, sako, gal matėt mano žmoną? Kaip atrodė? Sako, va taip, nuotrauka. Sako, taip, matėm, sako, ji nuėjo pas Dom Pedro. Kas tas Dom Pedro, sako? Sako, čia toks dalykas. Žodžiu, jis bando ieškoti, nieks jam neparodo, kas tas Dom Pedro. Trečią dieną vėl žmona išsipūsto ir vėl dingsta. Vėl tas prie recepcijos, sako, gal matėt mano žmoną? Sako, iš kurio kambario? 245. Taip, sako, taigi pas Dom Pedro yra. Tai kas tas Dom Pedro? Pavelnit, taigi mano žmona, parodykit, kur tas Dom... Ne, mes negalim, Dom Pedro, ne, jūs neparodysim. 5, 6, 8 dieną, galų gale vyrą įleidžia. Reiškia, pas Dom Pedro. Eina vyras taip kambarį. Liukso kambarys. Vandenynas šepa. Viskas gražu, reiškia, vergai, vėduoklės mojuoja. Povai vaikšto. Sėdi Dom Pedro su auksais, pasikarstęs pilvas, toks iššokęs, didelis, turtingas, galingas. Šalia jo tokia visiškai apiplyšusi, reiškia, susivėlusi jo žmona. Vyras taip žiūri, žmona sako, Dieve, tu mano pažiūrėk, kokia tu susivėlus prieš Dom Pedro gėda. Geras. Ok. Gerai. Vilkiko vairuotojas važiuodamas po tiltu nebetilpo su savo automobiliu ir užstrigo. Atvažiuoja policija, išlipa besijoikintis pareigūnas, eina link Vilkiko vairuotojo ir sako, ką, užstrigai, ne? Pastrigai, negali pravažiuoti, negali. Nesako. Neužstrigau, o vežiau tiltą ir benzas baigęs, blemaškiai. Kad čia klausi dabar. Dar vienas. Pasirodo, traškučiai yra super biznis, kada vieną bulvę sugebi parduoti už kilogramo kainą. Taip. Tai yra tiesa. Jo, einam toliau. Apie Čeką Norisą karts nuo karto išlenda. Čekas Norisas jau 10 metų kaip miręs. Tik mirtis jam bijo tai pasakyti. Dar vienas. Ištraukė senis, žvejojo, ištraukė auksinę varlę. Nukabina nuo kabliuko, žiūri auksinį varlę. Auksinė varlė, kaip iš pasakų. Ir sako, ką, auksinė varlė, išpildyk mano 3 norus. Varlė žiūri, sako, tu ką, išprotėjai, sako, aš ne auksinė žuvelė, aš auksinė varlė. Aš negaliu išpildyti tavo 3 norų. Sako, tai bent vieną tada išpildyk, nes kitaip nepaleisiu. Varlė sako, gerai. Senis sako, noriu visko turėti. Varlė žiūri, sako, ką aš galiu pasakyti, norėk. Ok. Dar paskutinį aš turiu. Ir viskas. Žmogus parašė laišką į televiziją, sako, labai prašau, filmų metu nerodyti titrų, nes mano močiutė galvoja, kad tai karaoke ir pradeda dainuoti.